Labas visiems, čia Evaldas iš Evo Games ir tikriausiai nesitikėjote manęs išvysti po tiek laiko. Tiesą sakant, aš ir pats nesitikėjau savęs pateikti, parodyti, nes buvau beveik užkasęs visą šitą reikalą, daug darbų, mažai pagalbos. Vėlgi, kai turi savo kamerą žmogų, kuris tau gali padėti sumontuoti arba gali padėti sufilmuoti, galų gale turi operatorių, kuris pasako, iš kurio kampo kas matosi, dabar aš realiai sėdžiu čia, turiu žiūrėti tą monitorių, kuris 4K, labai gražus, bet vis tiek turiu žvairuoti monitorių, žiūrėti, ar vis dėlto esu neįsiblūrinęs ir tuo pačiu patikrinti 40 minučių prieš viską. Apšvietimą, galų gale saulė atsisukia. Žodžiu, vienam dirbti yra labai sunku ir taip atsitinka, kad užpuola darbai, o darbai visą laiką yra svarbiausia ir darbų metu kažkaip užsimiršta, nelieka laiko redaguoti, galų gale savaitgalį norisi įsijungti kažkokį tai kompiuterinį žaidimą arba galų gali išvažiuoti su šeima į gamtą. Tai taip jau nutiko, kad aš jau galvojau, kad viskas baigta, bet pasiduoda tik silpniausia ir šitoj vietoj pasitaikė proga sugrįžti su šiokiu tokiu trenksmu. Jūs visi puikiai atsimenat, kai man patinka gigabyte produkcija. Yra nemažai, turbūt daugiau yra video, kur aš sakau, kad man nepatinka, nei video, kuriuose sakau, kad patinka. Bet taip jau yra, kad aš su jais gyvenu. Ir gyvenu ilgai, juos pažįstu ir man tai būna, net jeigu daiktas nėra pats geriausias, jis ne visą laiką jums patinka, kai tu su juo daug metų praleidi, taip jau nutinka, kad tu žinai visas jo problemas, visas jo ydas ir tarsi gyvenimas netoks ir baisus pasirodo. Šitoj vietoj prireikia kompiuterio. Įprastai mes dirbam su įmonėmis, bet prireikė kompiuterio ir taip jau išėjo, kad sutikom padėti ir surinkti kompiuterį privačiam asmeniui. Ir tas privatus asmuo konkrečiai norėjo nurodys tam tikras specifikacijas, ką jis dirbs, ką jis darys. Ir dabar yra vasario vidurys ir taip jau nutiko, kad visoj, vadinkim, Lietuvos ir Latvijos tiekėjose, bent jau prie kurių aš turiu prieimą, visuose per visus buvo tik viena 4070 Super TI vaizdo plokštė ir teko suktis greitai. 50, 80, 50, 90 katalogija yra, kaina apie 1500 eurų, kas yra neadekvatu ir jų kiekio vis dėlto nėra, yra tik katalogų pozicijos. Ir vat šiai dienai, tai yra konkrečiai vasario 20-ai, ką pavyko man surinkti. Ir vat čia bus visas tas gigabyte ir renku kompiuterį, vat susieina šitie du taškai. Kompiuteris beveik visas yra gigabyte. Taip, tai yra manoma padaryti. Ko nepavyko rasti, tai nepavyko rasti gigabyte SSD NVMe diskų, kurie savų laikų buvo ir, kaip ten vadėsi, būmino. Buvo geri, galingi PC Express 4 diskai, bet dabar kažkaip tai jau nutiko, kad Lietuva jų neveža, nežinau, gal jie labai gedo ar ką, bet šito komponento nepavyko gauti, bet jis tikrai yra. Norint jį galima būtų gauti. Ir nepavyko gauti gigabyte DDR5 ramų ir esmė tai, kad gigabyte ramai šiaip yra labai sunku juos gauti, nes juos gamina SK Hynix arba Samsung čipų pagrindų paremtus ir jų būna labai limituotas kiekis išleistas, todėl jų gauti irgi nepavyko. Tai SSD ramai yra Kingston, visa kita šiandien pas mus bus gigabyte. Tai pradėkim nuo ko? Procesorių žinoma AMD Ryzen tai yra 9950X, 9 kartos procesorius, kaip matot, aušintuvo jame nebus, kas labai normalu, bet tai yra naujos kartos procesorius, naujausia šiai dienai, kol kas šiai dienai. SSD mūsų atveju yra 4 terabaitai, kaip matot, 4 terabaitai Kingston KC3000, tai yra PC Express 4 kartos. Jūs klausite, kodėl ne 5? Aš klausiu, o kodėl 5? 5 tai dar nereiškia, kad bus greitesnis, nes greitis priklauso nuo viduje esančių mikroschemų, konkrečiai čipų atminties ir kešinimo mechanikos. Kitas dalykas, čia yra pakankamai neblogas greitis, deklaruojama iki 7000. Kiek bus iš tikro pažiūrėsim, bet jeigu jis yra bent truputėlį tiek vertas kaip VD Black SN 850, tai to 7000 tikriausiai matysim.
Kingston, Fury, RGB, Intel AMD, žodžiu, pilna visko prirašyta, tai yra 5600 MHz magistralės ramai, kas tinka su šiuo AMD procesorium. Taip, galima buvo 6000 imti, bet biudžetas šiek tiek buvo ribotas, teko varijuoti 64 GB. Suprantat, kur lenkstu? Ryzen 9950, 64 GB RAM, 4 TB SSD diskas, sisteminė plokštė, tai yra, biški patraškėsiu, nepykit, sisteminė plokštė yra gigabyte. Sunkus daiktas. B6. Tai yra B650, ganėtinai sunkus daiktas, graži sisteminė plokštė. Šitas daiktas palaiko berods PCI Express 5, čia yra 2 PCI Express 4, 4 ramai, milžiniškas VRM aušinimas, padidintos padavimo fazės, ko turėtų pilnai užtekti mūsų procesoriui, standartiniai dalykai, keletas Express jungčių, jeigu reikia. Gale turim 2,5 gigabito, Wi-Fi 6, DisplayPort HDMI su integruotai reikia, USB-C 10 gigabitų, kas yra labai šaunu. Ir USB 2, 4, 6, 8, 10, 11 Type A ir 12 Type C. Nesu tikras, man atrodo šitas Type C nepalaiko display išėjimo, taip kad nesitikėkit, bet vėlgi, tam reikalai mes turim vaizdo plokštę. Vaizdo plokštė Gigabyte, ta vienintelė, kuri buvo šią savaitę katalogė, tai 4070 Ti Super ir kaip Gigabyte vadina AI Top, tai dirbtinio intelekto edition. Palaukit, neskubėkit juoktis, nepradėkit juoktis, žinau, kad juokinga, kalbam apie dirbtinį intelektą. Bet marketingas geras. Kodėl jinai yra vadinama dirbtinio intelekto edition? Dabar aš jums pasakysiu. Marketingas sužaistas gerai. Tai yra, pradėkime nuo to, kad tai yra, kaip jie vadina, pučiama, tai angliškai blower type vaizdo plokštė, kuri, kaip matote, panašiai kaip Titan X arba senosios GeForce arba Radeon 9800 Pro senosios serijos vaizdo plokštės. Tai yra tos senovinės standartinės serverinio aušinimo tipo vaizdo plokštės. Ir kuo jos yra ypatingos? Jūs netgi čia parodėte berods dėžutėj, jeigu matysis, matot, kalba eina. Galite jų dėti keletą. Ir jeigu jums reikia naudoti vaizdo plokštę dirbtinio intelekto modelį, kurti arba apdoroti, vadinkim. Iš esmės, turėdami gerą sisteminę plokštę, jūs galite jų įsidėti keletą. Ir kaip matote, čia yra grinai 2 slotų. Taigi pavyzdys į mano darbinį kompiuterį, tokias 3 tikriausiai dėčiau. Nežinau, kaip šitas daiktas apribojimas būtų PCI Express linko, bet vadinkim į solidžią Threadripper sistemą įdėtume tokias 4. Tai va šiuo atveju tai yra mažai užima vietos, ji palaiko Gigabyte AI programinį įrangą, į kurią gali įkelti tam tikro aprašytos modulio taskus ir gali sugeneruoti lokalų failą, kas labai abejotina, gal pabandysiu, bet kuriuo atveju man patiko, šita vaizdo plokštė yra faina. Ne dėl to, kad aš mėgstu GeForce, nes GeForce aš jau pradedu nebemėgti, bet man jinai faina, jūs pažiūrėkit, spalva gera, viduj pilna vario, jinai sunki. Ir aš ją buvau vakar įsistatęs į savo kompiuterį tiesiog pasižiūrėti, ar jinai veikia, ar teisingai veikia. Vėlgi, galų galia vienintelė buvo. Jinai, pasileidus, sakykime, Indiana Jones 2K rezoliucijai su maksimaliais nustatymais ir Ray Patch Tracing Medium, jinai truputėlį pradeda garsiau zysti negu įprasta vaizdo plokštė, bet turint omeny, kad ir procesorius tuo metu pradeda smarkiai zysti, įskaitant aušintuvus, tai
nepavadinčiau ją labai garsia vaizdo plokštė. Tikrai šiek tiek garsesnė negu standartinė, bet tokį garsumą galima pakęsti. Galų gale aš jį girdėjau dėl to, kad kompiuteris šalia pastatytas, bet jeigu kompiuteris būtų bent metrų toliau, galbūt ir negirdėčiau. Žodžiu, vaizdo plokštė, ne dėl to, kad GeForce, bet pats modelis man labai žiauriai patiko. Tai yra labai fainas modelis, neturiu ką pridurti. Kalbant apie Gigabyte, 1 kW, geriau skamba, kai sakau kilovatais, o ne vatais. O kitaip tariant, 1000 W Gigabyte maitinimo šaltinis. Skaičiau reviewsus, žiūrėjau, kaip jisai daugiau mažiau veikia, lyg nusiskundimų didelių neradau. Tai yra, jų modelių specifikacija tai yra labai sudėtinga pasakyti, jeigu kam įdomus. Va, radau. Tai yra UD1000GM PCI Express 5 versija. PCI Express 5 versija reiškia, kad jūs gausite 12 V GeForce Nvidios vaizdo plokštės maitinimą, 80% Gold sertifikavimas. Kodėl yra versija be PCI Express 5, kuri neturi to. Kodėl paėmiau šitą? Kad čia dabar siūlai kažkokie. Paėmiau šitą dėl to, kad sumažina perėjimų, kabelių ir kitokių dalykų kiekį, kas, manau, gražiam bilde turėtų būti minimalistinis. Ir aušinimui, turbūt nežinojot, Gigabyte Aorus Waterforce 360 Ice, baltas. Irgi Gigabyte. Ką mes čia turim? Ir čia pas mus yra 360 mm vandens aušinimas, Gigabyte. Čia jisai neturi jokių LCD ir panašiai, nes tai nebuvo reikalavimas, bet, pažiūrėsim, kaip tai atrodys. Atrodo solidžiai, atrodo baltas ir kaina visai nebloga, kažkur apie 150 eurų. Tai nėra labai bloga, aišku, Deepcool'ui nusileidžia pagal, Deepcool'as pigesnis, bet pažiūrėsim, kaip atrodys. O korpusai, Gigabyte, CK500 ar kažkas tokio, galėsiu parašyti tikrą pilną pavadinimą, Gigabyte. Atrodo, net nežinau. Dar reikės įsiaiškinti, kaip pasidaro. Žodžiu, teks skaityti manualą. Kaip čia paaiškinti? Mažytis akvariumas. Aš jau matau matau fainą dalyką, kurį tikrai galiu pagirti už kurį Gigabyte. Nepaisant to, kad metalas toks keliantis įtarimų, bet ir kaina nėra tragiška. Galutinė kaina kažkur apie 115 eurų. Bet matau, kas jau man patiko. Pirmas dalykas, tai gale galima visus šitus daiktus pasukti ir jūs turėsite pastatomos vaizdo plokštės aušinimą. Tai jeigu turit kažką gražaus ir Razerį, kurio pasitikite, tai visai faina. Antras dalykas, kurį pastebėjau, tai šitie aušintuvai, kai mes su kolega juokavom, šitie aušintuvai įprastai juos taip sudėjus, jie orą ištraukia į lauką, kas yra visiška nesąmonė. Įsivaizduojat, priekinė traukia, čia netraukia, čia ištraukia, čia ištraukia, čia ištraukia, o tai tada per kur jisai įtraukia tą orą, jūs turėtumėt va tokį klausimą savo užduoti. Bet ką aš matau čia? Aš čia matau, kad jis, nors aušintuvai rodo logotipus užklijuotus ir jie stovi teisingai pritvirtinti, iš tiesų jie orą įtraukia į vidų. Iš anos pusės oras keliauja į vidų ir tada jisai patekęs iš galo per vidų, keliauja per vaizdo plokštę, čia viršui bus vandens aušinimas ir panašiai. Tai čia yra, pavadinčiau, išversti aušintuvai, kas, manau, tai yra gerai padarytas, tai yra geras korpusas, žinokit, tikrai sakau, kad tai yra geras korpusas, kol kas, bent jau pagal tai. O kaip dėsim, pažiūrėsim, tai kad taip atrodo mūsų Gigabyte buildas, baltas, toks truputėlį su juodu, keliaujame buildą.
One eternity later. Na va, bildas kaip ir baigtas. Atrodo galutinis rezultatas, dabar tikrinuosi dar kartą su monitorium. Atrodo galutinis rezultatas labai gražiai ir pasakyčiau, kad aš pats esu nustebęs. Video turbūt reikėtų vadinti beveik visas gigabyte build, bet iš tiesų, kaip jau prieš tai minėjau, trūksta atminties, ramų ir SSD, kad būtų gigabyte, kuriuos labai sunku gauti ir gamina labai limited quantities. Todėl tai yra beveik gigabyte buildas, bet visa kita yra gigabyte gamintoje ir rezultatas yra daug geresnis negu aš tikėjausi. Tai visų pirma pradėsiu nuo korpuso. Ką turiu minėti dėl korpuso? Korpusas, aišku, tai yra akvariumas, labai gražus akvariumas. Tai visų pirma pats korpuso metalas yra sąlyginai plonas, kurį galima būtų priskirti prie Centef Deep Cool kažkas tai tokio kokybės, nes jis atrodo pakankamai minkštas. Iš kitos pusės, ir stiklas yra šiek tiek toks plonokas, iš kitos pusės tas korpusas nėra toks sunkus, kad viską sumontavus būtų sunku pakelti. Kaip pavyzdžiui, Corsair yra korpusų, kuris yra 15 kg be kompiuterinių dalių viduje. Tai įsivaizduokite, jeigu dar vaizdo plokštė kokie 4-5 kg, sisteminė plokštė su daug aušintuvų, čia būtų gyva tragedija. Tai šitoj vietoje čia toks kaip ir minusas, bet dabar pradėsiu apie pliusus, kurie man patiko. Vienas iš momentų tai yra, kad galinė šitie vaizdo plokščių arba PC Express plokščių įdėjimo tos skylės, jos yra išlaužiamos, kaip senoviniuose korpusiuose, bet visą šitą, kaip čia pavadinti, visą jį galima apsukti ir prisukti taip, kad jūs turėtumėte statų vaizdo plokštės montavimą. Tai jums tada belieka tik tai surasti gražų arba gerą, kokybišką PC Express 4.5 riserį, jį prisukus apačioje pastatyti galite vaizdo plokštės šonu. Tokiu būdu turėsite dar daugiau RGB ir dar daugiau gražesnių elementų. Kadangi mūsų vaizdo plokštė yra Turbo Fan Edition, kur serverinio vadinkim tipo, jinai kaip ir tokiu atveju netinka, plus riserį kokybišką rasti, kuris nekeltų problemų, irgi yra šis tas. Tai pirmas momentas yra, kad nereikia nieko papildomai pirkti, jūs tiesiog turėkite riserį ir jau galite persukti vaizdo plokštę.
Kitas dalykas, kas man patiko, matote skylė vaizdo plokštės kabelį. Gigabyte. Pavarėt. Tikrai pavarėt, sakau. Čia yra labai gera vieta kabeliui. Nesvarbu, ar statmenai, ar kabelis per vidurį jungtis, tai yra vis tiek gera vieta kabeliui. Nereikia kišti per vidurį už sisteminės plokštės. SSD, HDD pajungimui, va, matote šitas vietoj, tokia kaip tarpelį, per kurį galbūt galėtų traukti orą, čia galėtumėt savo HDD prijungti ir visai gražiai žiūrėtųsi apačioje didelis masyvus HDD, šonė SSD galite prisukti ar kontrolerį, kurio kaip ir čia nereikia. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų tai yra aušintuvas. Aš nesitikėjau, kad Gigabyte aplamai aušintuvus gali pagaminti gerus, tai tikriausiai licenzijuoja iš kažko. Ir kas tokiuose korpusuose dažnai būna blogai, korpusas gražus, bet aušintuvai, kaip matote, jeigu norite, kad būtų RGB pusė į jūs atsukta, tai įprastai aušintuvas iš RGB pusės pučia į galą, kur yra lipdukas tas su specifikacija. Jeigu jūs norite, kad pūstų į korpusą, įprastai reikia aušintuvą apsukti ir tada jūs turite labai prastą vaizdą. Ką Gigabyte padarė? Jie šitus 3 aušintuvus priekyje, jie jos išvirkščius padarė, menteles. Ir tokiu būdu jūs neprarandate estetikos, bet oras iš galo patenka į jūsų korpusą. Aš dėl šito galiu tikrai ploti, esu nustebęs, man labai patiko šitas sprendimas ir aš netgi ateityje mielų norų būčiau laimingas, jeigu atsirastų tokių gamintų kaip Cooler Master, ar dar kas nors sugalvotų, kad tokius aušintuvus galima šiaip atskirai gaminti, nes kartais tokių variantų principė tikrai reikia, galbūt, sakykime, galima būtų padaryti viršui, sudėti aušintuvus, kad per viršų orą traukti, dar kažką čia atsirakintų galimybės. Tai šitas man labai patiko. Korpuse gale vietos yra labai daug, apie 2 pirštai, tai kažkaip pusantro, gal 2. Pusantro piršto, 2 pirštai, ne, 2 pirštai nebus pusantro piršto, kažkur apie 2 cm plus minus. Nematavau, bet dabar tingiu atsakinėti. Vietos laidams yra be galo daug. Jūs ten galėtumėte visą žiurkių lizdą paslėpti ir dar galbūt, nežinau, piniginį įkišti ir vis tiek užsidarytų korpuso galas. Aš esu nustebęs, kiek yra daug vietos. Deja, mūsų atveju, kai matėte video, jos tiek daug nereikėjo, bet turėkite omeny, kad jeigu reiktų, tos vietos yra be galo daug. Yra toks mini hubas skirstytuvas, kur turite galimybę nuo vienos RGB jungties ir vieno aušintuvo jungties pajungti visus 4, plus dar yra vietos keliems korpuso aušintuvus, tai reiškia vienas valdiklis duos informaciją, kaip smarkiai reikia suktis ir su pagalba papildomų 5 V maitinimų bus išreplikuota šitas visas jūsų nustatymas per 4 aušintuvus, o gal dar ir daugiau, bet čia daugiau kaip ir nelabai sutalpintų, nes mano nuomonė. Tai korpusas yra wow, už 100 maždaug 15 €, tai yra gražus akvariumas ir galų gale apačioj PSU matos, koks didelis telpa. Vietos yra be galo daug, jūs gaunate visus jums reikiamus magnetinius dulkių, kaip čia, filtrus. Ir turime ne tai, kad kaip kai kuriuose Fractal Design modeliuose jūs brangiam gaunate visus filtrus, pigiam gaunate optional filtriukus, čia viršui filtras, apačioj filtras magnetinis. Korpuso gale užsidaro, kur matote aušintuvai yra, toj pusėje. Už jų, kur užsidaro korpusas, yra išpjovimo, grilis, grotelės. Ten yra filtras magnetinis, tai princip jos visus įsitraukia, galite išsiplauti. Tai yra aš skaitau, kad tai yra geras. Vienintelis dalykas, galbūt rizika yra sudaužyti stiklą, nes stiklas yra ganėtinai plonas ir neturi jokių vadų, bet kiekvieną dieną netidarinėt tikriausiai. Ir taip pasakyčiau. Tai va tiek apie korpusą. 360 mm aušinimas taip pat nustebino. Aš nežinau, kad Gigabyte gamina modulinius aušintuvus. Tai kaip matote, galima sujungti aušintuvus su tais quick konektoriais ir gale gaunate rezultatą tik 2 kabelius, vieną RGB ir vieną būtent aušintuvo sukimosi kabelį, kas sumažina laidų kiekį, pagražina išvaizdą. Tai atrodo taip švaru, balta dar spalva prideda savo, nepaprastai švaru,
tvarkinga ir pedantiška. Aš irgi esu nustebęs, kaip tai gerai atrodo. Ir vėlgi performances, turėkite omeny, čia yra 9950X procesorius, 16 branduolių, 32 threadai arba srautai, vadinkit kaip norit. Ir pilnu apkrovimu po beveik 20 minučių šis aušintuvas vis dar sugebėjo palaikyti procesorių ties 71 laipsnių Celsijaus. Tai yra wow! Kartais Ryzenai ir mažesni sugeba 84 pasiekti. Tai aušintuvų skųstis nėra kuo, vėl valdymas, viskas, įsivaizduokit, viskas yra gigabyte. Ir ką aš pastebiu, daugelį žmonių problema būna, įsideda ten ASRock'o sisteminę, Asus vaizdo plokštę, ten Kingstono ramus ar dar kažką tai. Ir visi gamintojai yra skirtingi, viens kito nepažįsta ir rezultate užsikuria sistema, kažkas vyksta, jūs sakot, noriu ramus raudonus, ten gal aušintuvus pirmą, antrą, ten žalę ir panašiai. Jūs to padaryti kaip ir negalite, nes skirtingi apsai arba kiekvienam apsai reguliuoti reikia. Čia įsivaizduokit viskas. Vandens aušintuvas, korpuso aušintuvai, ramus spalvos, sisteminė plokštė irgi turi vieną kitą spalvą, naktį geriau matosi. Viską valdote su 1 GB aplikacija, per kurią valdote ir aušintuvų nustatymus ir atpažįstate vaizdo plokštės, sakykime, ten aušintuvų tą nustatymų kreivę. Viską valdote su viena aplikacija, gaunate update'us, BIOS update'us, viskas vienoje aplikacijoje. Tai ta aplikacija galbūt procesų prikuria milijoną, bet tai yra kažkas wow. Ir įsivaizduokite, jeigu dar turite niekam tikusią gigabyte pelę, Aorus K1 arba K9 klaviatūrą, kurias irgi aptinka ta pati aplikacija ir gali sinchronizuoti bendrą vaizdą, ir dar galbūt turite Aorus OLEDinį monitorių su RGB elementais, kurie irgi per tą pačią aplikaciją valdos. Ir viskas valdos per vieną aplikaciją, jūs ją įsirašote, ateinat, sakot, noriu išjungti RGB, išjungia visur. Noriu jungti Rainbow RGB, jungia visur. Noriu susidėlioti presaistiškai, kad kiekvienas aušintuvas, kiekvienas ten kažkas kažkaip tai turėtų papildomai. Prašau, jūs turite tai. Tai šitas faina, šitas gera. Apie sisteminę plokštę nėra ką kalbėti. BIOS'as buvo, šio modelio BIOS'as buvo naujas, 9950X atpažino, tai yra F31 versija. Vaizdo plokštė veikia, irgi viskas gerai, Resizable Bar, PC Express 16X su 4 revizija vėlgi atpažino, apkrovų testus atlaikė. Šitoje vietoje viskas gerai, maitinimo blokas irgi panašu, kad kabelis, čia matot, kaip minėjau, čia yra ne Nvidios perėjimas, o čia yra integruotas į maitinimo bloką, integruotas Nvidios kabelis, tai vėlgi suteikia šiokio tokio švarumo. SSD, kaip minėjau pradžioje, taip, mes turim 7000 read ir 6000, beveik 7000 write greitį, kas labai yra arti Western Digital SN850X standarto ir kaip ir gėdytis tokių diskų nėra kuo, net PC Express 5 manau nereikia. Šitoj vietoj aš sakyčiau, man vėlgi, kadangi turiu namie kompiuterį, kuriam viskas gerai, apart gal vaizdo plokštės, bet jeigu reiktų dabar rinktis kitą, aš surizikuočiau su tokiu akvariumu, nes man tai yra beproto gražus bildas su daug galimybių, geru aušinimu ir viską, ką jį įdėsite papildomo, jisai tik pagražins. Galų gale, sakau, įsivaizduokit, paėmat Western Digital, nežinau, Red arba Black 8 terabaitų diską savo kažkokiam archyvui, jį prisukate čia pačioje, patikėsit ar ne, bet atrodytų jisai gražiai čia. Aišku, ten koks Seagate'as, jo, galbūt, bet pavyzdžiui, VD diskai arba Synology diskai, kurie turi gražius lipdukus, čia atrodytų tobulai. Arba SSD kokie, ten 2 po 4 terabaitus, irgi gražiai atrodo. Čia viskas, ką bedėsite, jie atrodys gražiai. Tai sveikinu naują pirkėją, sėkmės jam naudojant, beveik visos dalis turi 3 metų garantiją, tai tas irgi aktualu. Buvo klausimas iš vieno žmogaus, ar nusiema Aorus logotipas nuo
watercoolerio. Aš kaip ir nebandžiau, bet panašu, kad čia integruota. Aišku, jį galite sukioti, kad jisai pasistatytų tokią poziciją, kaip, jums labiau patinka. Bet vėlgi čia ne su LCD ekranu aušinimas, tai kaip ir, aš manau, čia nėra ko kabinėtis. Tai toks sugrįžimas, buildas labai gražus, Ultimate Gigabyte build, galima sakyti, beveik. Reikėtų, turbūt pavadinimas bus beveik Ultimate Gigabyte build. Ir man buvo faina, džiaugiuosi grįžęs į eterį, savaitgalis prieš akis, tai reikės pabandyti šitą video paruošti. Ir turiu prifilmavęs keletą video, kurie jau yra pasenę, tai jeigu gausite šiek tiek pasenusio turinio emociškai, tai nenustepkit, aš pranešiu, kad tai pasenęs turinys ir na ką, vienas filmuoji, vienas dirbi, atsisuki 4K monitorių, kad matytum, kaip atrodo, jis lempa šviečia tavo akis, 20 minučių ar daugiau kalibruoji kamerą ir fokusuoji vaizdą, tai taip ir gyvenam. Iki kito karto ir tikiuosi greito karto, o šiam kartui ate.